Pirmadienį valdovų rūmuose pranešimą skaitys Europos centrinio banko pirmininkė Christine Lagarde, ko galime tikėtis iš centrinio banko. Sveiki, šiandien gruodžio 16 diena ir aš Povilas Petručionis, Orient finansų makleris, savaitinėje rinkų espreso apžvalgoje aptarsiu akcijų indeksų sektorių ir įmonių rezultatus, išvadas iš Europos centrinio banko susirinkimo, JAV infliacijos duomenys bei Jungtinės karalystės BVP rezultatus. Dauguma akcijų indeksų krito, tačiau Nasdaq 100 augo ir pasiekė dar vieną visų laikų kainos viršūnę. Per savaitę S&P 500 susitraukė apie 0,6%, Russell 2000 krito net 2,6%, o Nasdaq 100 kilo apie 0,7%. Didelės kapitalizacijos bendrovėms sekėsi geriau, o mažos kapitalizacijos bendrovės įtraukiantis Russell 2000 indeksas antrą savaitę iš eilės pasirodė prasčiau nei S&P 500. Be to, augimo akcijos demonstravo geresnį pasirodymą, o tam didelės įtakos turėjo įspūdingi Tesla ir Alphabet akcijų kainų augimai. Žvelgiant į sektorių rezultatus, dauguma jų buvo neigiami. Tik komunikacijos paslaugų ir nebūtinojo vartojimų prekių sektoriai turėjo teigiamą pokytį. Be to, nors savaitės eigoje nebuvo pernelyg daug rinkos katalizatorių, prekybos apyvartos buvo vienos aukščiausių per pastarąjį pusmetį. Artėjantį savaitę tikimasi, kad taip pat bus intensyvi, kadangi jos metu vyks Fed posėdis ir indeksų perbalansavimas. Ryškus savaitės įvykis buvo trečiadienį paskelbta JAV metinė infliacija, kuri pakilo nuo 2,6 iki 2,7%. Tiesa, mėnesinė infliacija kilo 0,3% ir taip pat atitiko analitikų lūkesčius. Augusios būstų išlaidos sudarė beveik 40% viso infliacijos augimo. Be to, infliacija atmetus maisto ir energetikos kainas siekia 3,3% kaip ir praeitą mėnesį. Gamintojų kainų indekso augimas pranoko lūkesčius ir per mėnesį kilo net 0,4%. Pastaruosius makroekonominius duomenys investuotojai įvertino teigiamai ir dar labiau sutvirtino savo lūkesčius dėl Fed palūkanų mažinimo artėjančią savaitę. Penktadienio duomenimis rinka duoda apie 97% tikimybę, kad Fed mažins palūkanas jau ketvirtadienį. Kita vertus, nors lūkesčiai dėl palūkanų mažinimo tik sustiprėjo, JAV iždo obligacijų pajamingumai stipriai krito. 10 metų termino obligacijų pajamingumas per savaitę pakilo nuo 4,15 iki 4,4%. Nors Europos centrinis bankas sumažino palūkanų normas, toks sprendimas didelių svyravimų nepaskatino ir akcijų indeksai fiksavo mažus pokyčius. Vokietijos DAX kilo 0,1%, Prancūzijos CAC 40 krito 0,2%, o Jungtinės karalystės FTSE 100 susitraukė 0,1%. Europos centrinis bankas praeitą savaitę sumažino bazinę palūkanų normą nuo 3,4 iki 3,15%. Tai buvo jau ketvirtas sumažinimas šiais metais. Banko valdyba savo pranešime pašalino požiūrį, kad palūkanų normos bus aukštos tol, kol tai bus būtina ir davė užuominų, kad galime tikėtis ir tolesnio monetarinės politikos švelninimo artimiausiu metu. Kita vertus, pranešime buvo minima, kad politiniai sprendimai bus priimami remiantis naujausiais duomenimis, nedarant išankstinių išvadų. Be to, ECB sumažino tiek BVP, tiek infliacijos augimo projekcijas. Centrinis bankas tikisi 0,7% BVP augimo per 2024 ir 1,1% per 2025 metus. Nepaisant sumažintų palūkanų ir nuleistos infliacijos projekcijos, eurozonos šalių obligacijų kainos reikšmingai krito. Vokietijos 10 metų termino obligacijų pajamingumas kilo nuo 2,1 iki 2,26%. Reikšmingai sulėtėjo Jungtinės karalystės BVP augimas. Šalies BVP per spalį sumažėjo 0,1%, o tai buvo antras toks susitraukimas paeiliui. Panašu, kad produkcija tiek gamybos, tiek paslaugų sektoriuose mažėjo arba išliko tokia pati. Tiek pramonės, tiek gamybos produkcija spalio mėnesį sumažėjo 0,6% ir nepateisino analitikų lūkesčių. Nepaisant silpno BVP augimo, tikimasi, kad Centrinis Anglijos bankas artėjantį susirinkimą nemažins palūkanų normų, kadangi paslaugų infliacija išlieka santykinai aukštame lygyje.
Europoje reikšmingą kainų atšokimą fiksavo Vokietijos automobilių pramonės atstovai. Volkswagen kilo apie 5,9%, Mercedes-Benz augo apie 5,1%, o BMW apie 3,8%. Kiek silpniau pasirodė gynybos pramonės bendrovės. Baja Systems krito apie 2,5%, o Rheinmetall traukėsi beveik 5,5%. Ateinančios savaitės įvykiai. Pirmadienį Centrinio banko vadovė Christine Lagarde skaitys pranešimo Vilniuje valdovų rūmuose. Trečiadienį bus skelbiami Eurozonos ir Jungtinės karalystės infliacijos duomenys. Be to, tą pačią dieną Fed paskelbs sprendimą dėl palūkanų normų. Penktadienį bus pranešti JAV PCE Price Index kainų indekso duomenys. Ačiū visiems klausiusiems ir gražios jums savaitės.